koks yra darbo grafikas? Kaip jūsų įmonė, kaip jūs organizuojate darbą savo darbuotojams užsienyje? Kokios yra sąlygos su išvykimu ir atvykimu? Kiek laiko jie dirba, kiek laiko jie turi grįžus čia su šeima? Toks standartinė ta kadencija, rotacija vadinama, yra 6 savaitės dirbam, 2 laisvas. Bet yra kitos rotacijos, kad 8 savaitės dirbi, 3 laisvas. Į Grenlandiją važiuoja žmonės dar ilgesniam laikui, iki 3 mėnesių, ir čia grįžta 3 savaitėm. Mhm. Bet toks standartas, sakyčiau, 6 savaitės dirba, 2 Lietuvoje. Ar tos 6 savaitės yra ištisinis darbas, ar turi išeiginių tenai tuo metu? Ne, tai aišku, savaitgaliais nedirbam. Ir netgi taip. Taip. Tai reiškia, kad dirba 5 dienas, turi savaitgalį laisvą, 6 tokios savaitės ir tada 2 savaitės visiškai laisvos. Daugumoje atveju tai dirba 50 valandų per savaitę, kadangi per tą 8 savaičių ciklą tikslas yra, kad vidutinis darbo laikas per savaitę būtų 37 valandas. Tai tokiu būdu, kad nebūtų nesąžininga konkurencija lyginant su vietiniais darbuotojais. Mhm. Tai jis dirba 6 savaitės po 50 valandų, 2 savaitės nedirba ir vidutiniškai per 8 savaičių laikotarpį išeina normali darbo savaitė.